Sveiki, tai šiandien yra mano trečiasis negiliai epizodas. Šį epizodą aš nusprendžiau pakviesti Vakarę. Vakarė ir iš TikToko jinai kūrė ten turinį, tai Vakarę nusprendžiau pakviesti todėl, nes jinai labai daug savo TikTok'ose kalbėjo apie psichologinės problemas, kadangi jinai pati jų turi ir dabar nesnai buvo atsigulus psichiatrinė ligoninė, iš kurios jau dabar išėjo, tai tiesiog norėjau ją pakalbinti ir paklausti, kaip visi dalykai vyksta būtent ten, nes aš turiu tokią ganėtinai skeptišką nuomonę apie šitos dalykus, apie būtent psichiatrinės ligoninės, tai norėjau pakalbėti apie tai ir kitas dalykas, dėl ko aš ją pakviečiau, dėl to, nes Vakarė man yra toks comfort žmogus, kur aš jį žiūriu ir atrodo, kad FaceTime'inu su draugė, nes yra toks vienas dalykas, kad kai žmogus yra tokios alternatyvios išvaizdos, mes visada esam linkę asocijuoti šito žmonės su gal šiek tiek tokia tamsa, gal netgi šiek tiek agresija, tai Vakarė yra tas žmogus, kuris tą paneigs. Ir jis nėra žiauriai toks mielas, geras, nuoširdus žmogus, tai vat aš žiūriu jos TikTokus ir man visą laiką yra žiauriai faina ir aš tai atrodo, kad su jie FaceTime'inu ir net man atrodo, kad prie viso to turi labai gerą humoro jausmą. Labas, Vakarė. Labas. Tai Vakarė kūrė TikTokus. Aš Vakarę atradau iš TikTokų, kai tu kėlei apie Korėją, man atrodo, kaip tu pradėjai keliavo į Korėją, kažkaip nežinau, tavo pirmas kartas buvo su šeima. Tai vat aš ten atradau Vakarę ir kažkaip mano kelionės Vakarė ten jau prasidėjo. Tai man šiaip visą laiką labai įdomu ir aš žinau, ar galiu vardinti tave neformalios išvaizdos. Nu, turbūt kaip teisingai reikėtų įvardinti. Alternatyvios jaučiu biškį. Alternatyvios. Tai man šiaip visą laiką įdomu, tokius žmonės žiūrėt nuo pat vaikystės, paauglystės, visą laiką žiūrėdama, būdavo visada įdomu. Niekada neišdrįsau pamėginti būtent tokį įvaizdį, bet man visą laiką smagu žiūrėti. Tai papasakok apie tą Korėją, papasakok apie K-popą, nes man atrodo, kad K-popo fanai, prasme, yra fanai ir yra K-popo fanai. Kur atrodo, man atrodo, jau jeigu jie yra fanai, ten yra išprotėję dėl K-popo. Tai papasakok apie tą Korėją, kaip, nežinau, atsirado tas, nežinau, kaip tapai tą K-popo fanę, kodėl pradėjai domėtis ir taip toliau. Tai jo, Korėją susidomėjau vien dėl to, nes man pradėjo patikti K-popas 2019 metais lygtais. Aš jį pirmiau buvau belė kokią haterę, aš žiauriai stūmiau ant jų, sakau, aš ten labai negražiai sakiau, jie ten visi gėjai, visi ten tokie, anokie, nu labai aš ten negražiai variau, nes nežinau, iš kur man toks pyktis buvo, bet man pradėjo patikti, kai mano klasiokiam patiko ir jos ten tiesiog žiauriai kišo visą tą man į veidą. Ir aš galvoju, nu gerai, gal duosiu šansą, paklausysiu ir tada kažkaip užkabino ir tada per karantiną, kai neturėjau ką veikti, tai aišku ir labiau įsivėliau į tą visą Korėjos kultūrą ir muziką ir panašiai, tai tada man pradėjo labiau patikti ir tada kažkaip nuo to laiko pradėjau klausyti žymiai daugiau. Ok, aš dar šiaip turiu draugę, kuri labai klauso K-popo, dabar žinau, kad nusipirko bilietus į Londoną, nes daro turą kažkas iš K-popo kažkokių grupių, aš nežinau, kas tokios, bet tai vat jinai man pasakojo biškį, kad aš nežinau, kiek čia yra tiesa, bet jinai šiaip sirgo depresija. Dar serga, bet dabar jau ta depresija yra sustabilizuota vaistais ir taip toliau, bet jinai kažkaip pasakojo, kad sako, buvo toks gyvenimo laikotarpis, kad aš tokia buvau labai vieniša ir kai tu klausai tą K-popą, yra kažkokios ten grupės jų, kur ten labai jie tau ten kažkokį dėmesį skiria ir tu jauties kažkoks saugus, priimtas. Kaip tam viskas vyksta? Jo, nes tipo labai daug grupių dainų yra būtent apie mental health ir panašiai ir kaip padėti savo ir kad tu nesijaustum vienas ir, pavyzdžiui, visas tas K-popo community yra žiauriai didelis, tai per jį galima susipažinti su naujais žmonėm. Pavyzdžiui, mano geriausi 2 draugai, aš su jais susipažinau tik dėl K-popo ir mes dabar buvom Korėjų kartu, praeitais metais ir šiais metais vėl varome į Korėją kartu ir tik dėl K-popo mes pažįstame. Ok, šiaip man įdomi visa šita kultūra, nežinau, ar yra kažkokių, pavyzdžiui, inside'ų, kadangi tu labai, pavyzdžiui, daug domies K-popo kultūrą, ar yra kažkokių, pavyzdžiui, inside'ų iš tokios blogesnės pusės, kas ten vyksta, pavyzdžiui, apskritai kalbant apie patį K-popą, nežinau, apie visus atlikėjus esu girdėjęs tokių gandų, kad patys kaip atlikėjai yra labai išnaudojami ir jie tenais, tarsi, varo 24/7 tam, kad linksmintų kitus tiesiog. Jo, tai jie ten labai turi mažai poilsio, tipo, ir jų dieta būna labai keista, jie ten ledukus valgo, arba ten turi, atsimenu, kažkaip ten buvo, kad stovi ant arbūzo ir jeigu jisai, tipo, išsprogsta, tai tu per sunkus esi ir tu negali valgyti, arba jie ten per dieną vieną maistą turi, arba jeigu kažką susifeilina per savo kokį pasirodymą, tai jie negauna vakarienės ar kažką tokio. Tai ten insane yra, taip. Okay, labai žiauriai skamba. Jo. O tai šitą informaciją iš kur atkeliauja? Tarsi yra kažkokie per tą jūsų visą community atkeliauja, ar nežinau, yra kažkokie... Šiaip patys būna ir idols prasitarė kartais apie tai ir tiesiog tada visi kažkaip... Čia yra toks žinomas faktas, kad jie nevalgo, labai daug dirba ir panašiai. Ir tipo, gal tie idols, pavyzdžiui, tiek nebeslepia. Ir tada gauna, aišku,
baudų, vėl nevalgyti Okay. tada, žinai, už tai, kad prasitarė. Tokia labai žiauri praktika, Jo. sakyčiau. Aš šiaip vieną K-popo narę, žinau, tai yra Liza. Mhm. Man tai labai labai graži, dar plus žiūrėjau, kadangi White Lotus serialą ir jin ten vaidino. Aha. Tai aš žinau, aš pavyzdžiui, kai ją pasižiūriu, man atrodo, kad ten puikiai jinai gyvena. Tai vat įdomu, ar ir ją liečia visi šitie dalykai, norėsime kaip ir K-popo skaitos. Čia iš atstovė. Blackpink ta Lisa, ne? Iš Blackpink, jo, jo. jo. Nu, šiaip mes tiesiog matom visai kitaip negu taip yra, tipo, žinai, tenais, kaip čia pasakyti, nu, jie labai daug slepia ir jie negali sakyti, nes, pavyzdžiui, tada gauna ir nu, kompanijos labai protektina ir, pavyzdžiui, kai kažkas padaro, tai juos įdeda į hiatusą, kur, pavyzdžiui, ten 6 mėnesius jų iš viso grupiai nebebūna. Tipo būna taip ir tada būna reason ten, anxiety, depression ar kažkas tokio, o iš tikrųjų ten, arba būna, kad jie negali deitinti ir, pavyzdžiui, sužino, kad ten praeitį prieš 5 metus kažkoks idol turėjo, pavyzdžiui, merginą ir buvo foto išeina ta ir tada viskas išmeta iš grupės. Kai ten labai strikt yra, aš kaip suprantu, bet jie visi gražus kažkokius kontraktus ilgalaikius. Jo. Ir būna arba jos prasitęsia, arba ne tada. Ok, supratau. O kaip šiaip pati Korėja, kaip pati kultūra, ką gali papasakoti? Vis tiek, kadangi pati jau tenais buvai, aš labai norėčiau ten nukeliauti kažkada, bet aš dar biškai prisivengiu tolimų kelionių, nes aš dabar toks esu jaunas keliautojas, tik pradedantysis, tai man kol kas reikia apsišlifuoti Europą ir tada jau pabiškai keliausiu gal kažkur už Europos Sąjungos ribų. Nu, tai pirmą kartą mes buvom su šeima, tai mes ten labiau darėm tuos turistų dalykus, tai, pavyzdžiui, ten visokie muziejai, pilys, ten ir panašiai, o antrą kartą, kai mes buvom su draugais, mes jau labai tokia naktinė kultūra, klubai, barai ir žiauriai ten, nu, viskas kitaip yra, pavyzdžiui, baruose ar klubuose tu nueini ir ten žmonės ieško kažko, o, pavyzdžiui, Lietuvoje tai labiau būna su draugais ten savo grupelį pačilinti, žinai, pašokti, o čia labai, tipo, tu sutinki kažką ir iš karto nori vestis tave namo, žinai. Ten aš buvau vieną kartą klube. Ir kažkoks bičas tiesiog pasiėmė mane už rankos ir išsitempė iš klubo. Ir tiesiog įsitempė mane ir aš sakau, where are we going? Sako, to the hotel. Aš tokia, oh hell, na. Tiesiog. Ok, va tai jie tokie, ta prasme, iš agresyvios pusės biški, ar ne? Nu, Nes, nu, šiaip Lietuvoje, ir gal neatrodo, bet manau, kad Lietuvoje šitas dalykas irgi yra, kad mes einam į klubą ne tik pašokti, bet dažniausiai ieškoti savo antros pusės, kas tiesiog yra normalu, nes žmogus, kai pavartoja alkoholinių gėrimų, tiesiog biškiai kitaip, man atrodo, tie meilės hormonai pradeda veikti. Tai vat, bet aišku, tu Lietuvoje kaip lietuvis jautiesi saugiai. Tai vat įdomu, kaip ten, ar tu jautiesi saugiai, jeigu sakai, kad jie tokie yra labai, kad pamato, ima ir nešasi. Tai... Šiaip tu žinai, ko tu ten ateini, žinai. Tipo, šiaip jie tikrai būna respectful ir pagarbus ir gerbė, tipo, moteris ir panašiai. Ir dauguma nedarys tau ten nieko, nebent nori pašokti, pasitrinti tave ir kažką ten tokio, žinai. Bet, tipo, kartais būna atsiranda tokių, kur iš viso ten keisti žiauriai ir tiesiog žino, ko jie nori, tipo, iš tavęs vieno dalyko ir iš karto eina prie to, iš karto tempėsi tave, laižosi tiesiog. Okay. Čia man buvo insane, aš tiesiog įėjau į klubą, mane pasiėmė už rankos ir pradėjo laižyti su manimi. Ir aš sakiau, okei. Ir, tipo, tada... Šiaip reikėtų kažko pasimokyti lietuviam vyram, gal ką sakyčiau. Nu, žodžiu, ten keistų būna. Tipo, žinai, dar tas, kur iš karto klausia, ar tu gyveni vienas, ar tu ten tą, na, ar nori... Pas juos yra toksai pasakymas, tipo, ar nori pavalgyti su manim ramenų. Tai čia jau, tipo, suprasti, kad ar nori pasipis su manim. Čia pas juos yra toksai sėjingas. Mes norim ramenų. Jo. Tai ar kaip yra su tais azijiečiais vyrais? Ar jie tokie yra gražūs, iš tikrųjų, kokius mes juos matom? Čia, aišku, yra skonio reikalas, man čia azijiečiai vyrai yra ganėtinai patrauklus, bet aš matau tos azijiečius vyrus, visokius nuo viršelio nulipdytus. Tai kokia situacija yra tam tokiem labiau average lygmenį? Man tai jie žiauriai gražus vis tiek yra, tipo, vat, pavyzdžiui, klubuose tai gal labiau eina ir tie gražūs žmonės, nes, pavyzdžiui, nežinau, ateini ir tikrai tu žiūri ir šitas gražus, ir šitas, ir, tipo, tikrai labai gražūs žmonės, tenais man yra. O kaip jie žemi labai šiaip? Ne, dabar nes jau... Mes esame įpratę, kad šiaip jie yra ganėtinai žemi. Senesnės kartos tai jo žemesnės, bet dabar jau tos naujesnės, tai jau aukštesni jie truputį. Ok, o pavyzdžiui, klausimas dėl, čia labai toks, nežinau, dabar gal biškai populiaresnis dalykas, bet aš šiaip labai pastebėjau, kad jeigu šviesiaplaukės nuvažiuoja į Korėją, tai, pavyzdžiui, lietuvaitės mūsų šviesiaplaukės, jeigu ten, nežinau, modeliauja, aš ten turiu ir pažįstamų, kad jie labai garbina šitos dalykus. Kad jeigu aukšta šviesiaplaukė ir bliški, tai jiems yra labai toks... nu kažkoks, nežinau, ta prasme, neatrastas dalykas. Tai kodėl taip yra? Nes aš pastebėjęs, kad ir patys azijiečiai, tarkim, bičai, panos, blyčinės plaukus, labai pasidaro tos veidus tokius, kaip, pavyzdžiui, geišos, jos labai išsiblyčina to veido, jis toks baltas yra. Čia yra kažkoks kultūrinis dalykas, ar iš kur yra, dėl ko jie taip daro? Pas juos yra tie grožio standartai labai aukšti, tai jie labai tuos western dalykus, jie labai gerbia, kaip, pavyzdžiui, pamato, vat, kas jiem yra
ne tiek tipo kaip Priimtina? Jo, ne kaip priimtina, bet, pavyzdžiui, jie blondinai jie nebūna. Jie mėlynų akių neturi irgi. Tai, nu, ten nebent pusė, žinai, kažkas tokio. Tai jiem čia iš karto yra kažkas wow ir tokio atrodo nepasiekiamo, bet tai jie bando tiesiog, bet, pavyzdžiui, kaip ir nueini į klubą ir, pavyzdžiui, tie koriečiai patys žiauriai prie foreignerių iš karto lenda. Nes žino, kad jom, tipo, jas lengviau gauti yra kažkaip. Tai Šitą pastebėjau. Original azietės nelabai prieinamos yra? Nu jo, jos tokios labiau užsidariusios, žinai. Ok. Nu šiaip labai man įdomi visa jų kultūra, nes tai yra kita kultūra, bet kokia atveju. Dar toliau apie Korėją norėjau paklausti, kokiamis mieste buvot? Mes buvom Seule ir Busane buvom. Tai Seulas yra... Seulas yra ta sostinė, o Busanas ten kaip mūsų Palanga prie jūros, ten toks miestas. Tai kaip ta visa kultūra, pavyzdžiui, to Seulo? Kaip, nu šiaip, tarsi, kaip žmonės tokiam average irgi lygmenį, ta prasme, ką šiaip gali papasakot, ko, pavyzdžiui, kiti nežino. Nu, va, šiaip prakeliavus, nebūtent tą naktinį galbūt gyvenimą, bet šiaip, pavyzdžiui, apie patį Seulą. Ką žinau, man gal kas labiausiai įstrigo, kad, nu, jie nekalba metro niekados, nes čia atrodo nemandagu, jie visą laiką tyli prie telefonų sėdi, tai, o pas mus autikė ten ir muziką leidžia kai kurie žmonės ir rėkauja, o pas juos visi tyli ir panašiai. Maistas man tai neskanus buvo, nežinau, man kažkaip korietiškas maistas, jie labai deda visur tokį padažą, tokį specifinį, kuris labai keistą tokį fermentuotą skonį suteikia ir toks aštrus ir man kažkaip nelabai. Tai, bet tie street marketai labai populiarūs, labai ten daug ir turistų, ir tų vietinių žmonių eina. Tai tas fainai. Ir žiauriai gyvas miestas. Nesvarbu, kelintą valandą tu ar tu vidury nakties eisi, ar 3 dienos, ar 3 nakties, visą laiką pilna žmonių, nes visi kažką veikia pastoviai. Nu šiaip ten daug žmonių, nepamirškime aišku fakto, o kaip šiaip brangu šiaip ten yra? Pavyzdžiui, ten pigiau negu Lietuvoje. Tipo, rūbai, maistas pigiau, bet gal nebent ten prekybos centruose, tai gal ten brangiau tada, bet šiaip ten tose būna požemiuose, ten stotyse tokios parduotuvės kaip turgus, kur ten normalūs rūbai, tai ten žymiai pigiau būna ir maistas pigiau, ir supermarketuose pigiau viskas, ir ką žinau. Tikrai ten įmanoma. Tarsi jaučiu, kad bilietai pirmie atgal turėtų, manau, kiek suprantu, kad yra visai brangus, jeigu šiaip ne, visai pigus. Ten galima už 500, 600, 700 rasti. Tai čia dar į abi dvi pusės jau. Tai čia tikrai normaliai, realiai. O kiek apgyvendinimas? Jūs nežinau, kur gyvenot, viešbutį, Airbnb? Mes gyvenom Airbnb, o Busane gyvenom viešbutį, nes ant prie jūros tokį radom. Tai mes, kadangi ant 4 dalinomės visą laiką, tai visi viešbučiai ten po 100 PM gavosi už 3 savaitės. Nu, tai mes ėmėm vienas viešbutis, tada Busane, vienas Airbnb, vienas Busane viešbutis ir tada grįžus 10 dienų buvom Airbnb vėl. Tai ten po įsidalinus ten labai normaliai gavosi, kad už visą kelionę vienam žmogui apie 2000 gavosi. Su skrydžiais, viešbučiais, maistu, rūbai, viskas. Tai čia tikrai normaliai, jo. Čia normaliai būna, kad aš Prancūziją išvažiuoju savaitį, daugiau atrodo išleidai pinigų, nes vien kiek apgyvenimas ir visi kiti dalykai kainuoja. Tai, nu, supratau, šiaip labai įdomu, kadangi mes užsiminėm apie depresiją jau prieš tai, tai tu esi tik tokia pasaminėjus, kad tu turi problemų su šitais dalykais. Man šiaip yra labai įdomu pasikalbėti, nes aš pats pragyvenau tokį ilgą epizodą dėl savo panikos priepuolių. Tiesiog, kada man jie atsirado, tada labai pradėjo intensyvėti, tada labai stipriai suintensyvėjo ir galiausiai dabar, nu, taip kaip ir viskas gerai man jau, aš, aišku, vaistų pagalba tą gydžiaus. Aš nenorėjau to daryti, bet tai padariau. Tai ten tarsi ten nebuvo kažkokie antidepresantai ar kažką, bet aš taip išsigydžiau, sakykim. Po to aš tiesiog savavališkai nusprendžiau juos nutraukiau, aišku, mane prasidėjo abstinencija ir taip toliau, kas nebuvo labai smagu, tai jeigu ten kažką darai, tokius dalykus reikia su gydytoju būtinai konsultuotis ir savavališkai to nedaryti. Tai gal tu, nežinau, jeigu nori, gali papasakot, nu, kada tu prasidėjo šitie dalykai, kaip tai pasireiškia ir kodėl, gal žinai, kas yra dirgikliai to. Jo, tai aš turiu bipolinį sutrikimą ir šizoafektinį sutrikimą. Tai šizoafektinis, tai čia yra bipolinis ir šizofrenija viename, tipo toksai kaip miksas yra. Tai man viskas prasidėjo šiaip su šizoafektiniu, tai man prasidėjo, kai man buvo kokį 16-17 maždaug, kai man pradėjo vaidentis. Nežinau, kaip pasakyti, tipo haliucinacijos buvo, bet aš tuo metu nežinau, kad tai haliucinacijos, galvau, man tiesiog vaidenasi. Nes aš matydavau tokį vyrą prie savo spintos, ten kas antrą naktį kokią ir jis tiesiog stovėdavo, žiūrėdavo į mane, vieną kartą buvo priėjęs prie mano lovos, tipo žiūrėjo į mane kaip miegu ir porą kartų buvo kalbėjęs tiesiog. Bet aš galvojau, čia dar tiesiog vaidenasi, dar nekreipiau tai dėmesio, bet tada po porą savaičių, tada kai jau pagalvojau, kad čia tikrai kažkas negerai, kai aš tiesiog
atsibudau, dėl to nes kažkas pradėjo klykti. Tai buvo mano žadintuvas pasijungė, bet jisai buvo ne žadintuvas, bet tiesiog kažkas rėkė žiauriai garsiai. Ir tada aš atsimerkiau ir aplink mano lovą tipo stovėjo kultas su kapišonais visi ir tiesiog kratė mano lovą ir tiesiog rėkė visi ant manęs. Ir tada aš atsikėliau ir galvoju, kas čia buvo, tipo, žinai. Ir tada aš mamai šitą pasakiau, galvoju, sakau, gal gali kur nors, tipo, užrašyti mane, pasikalbėti su kažkuo, nes galvoju, čia neturėtų tai būti turbūt. Tai tada nuėjau, bet ta mano psichiatrė, psichologė, ar kas ten buvo psichiatrė, neatsimenu, tipo, neturėjo specialybės, kaip, tipo, kad galėtų dirbti su šizofrenija, šizofektiniais, tai jinai man nieko nepadėjo. Tai aš tiesiog, man šizofektinį diagnozavo tik tada, kai atsiguliau į ligonę pirmą kartą. Nes tik tada mane pilnai išgirdo, nes aš pirmiau, kai eidavau pas psichiatrą, jisai manim niekados netikėdavo, jisai sakydavo, kad aš rūkau žolę, kad ten aš gyvenime nieko to nebuvau darius, mano mamai pasakė, kad aš žolę rūkau, dėl to man taip. Ką? Okay. Nu, ir tiesiog tada aš turėjau darytis narkotikų testus tenais, kad jam įrodyti ir panašiai. Nu, jis tiesiog žiauriai keistas buvo, jis nieko netikėjo. Ką sakiau, tai aš tiesiog jaučiausi tokia neišgirsta visiškai ir kad aš išsigalvoju kažką, žinai. Šiaip, tai prisimet labai sveikintina, kad tu savo norų supratai, kad kažkas gal yra negerai ir kažką reikia daryti, nes čia yra visiškai normalu, pavyzdžiui, mano praktikoje, kad, nežinau, vyresnio amžiaus daktarai į mūsų šitos visas, sakykime, vadinamas nesąmonės, kaip jie pavadina, tai nekreipia dėmesio. Arba naudoja kažkokią atvirkštinę psichologiją, nežinau, ten vos nepykdami, kažkaip ten aršiai šnekėdami su mumis ir taip toliau, nes ten, nežinau, dabar pasakyti, ten gydytojai vyresniam, kad tau yra panikos priepuolis, tai tau sakys, kad tau tiesiog yra su galva negerai arba išsidirbinėjai. Tai vat, aš kažkaip, man labai to aš pasigendu, bent jau čia Lietuvoje, kad labai, labai skeptiškai tokius žiūri dalykus, ypatingai tai yra jaunas žmogus, nes jaunam žmogui problemų būti negali. Čia nepaisant to, ten ką jis yra pragyvenęs, iš kur tai gali ateiti ir taip toliau, ar tai gali būti galų galia paveldima. Tai labai nesmagu iš tos pusės, bet tai tu atsigulė į ligoninę kelis kartus, tarsi į psichiatrinę ligoninę atsigulė. Jo. Ir ten jūs tave gydo medikamentais kažkokiais, taip? Nes aš, tipo, pirmą kartą mane paguldė, kai man buvo tik suėję 18 ir tada antrą kartą, kai man 20 buvo, tai čia neseniai. Tai aš pirmą kartą atsiguliau būtent dėl tų haliucinacijų visokių, nes man tiesiog neišgirzdavo manęs, kas man yra ir aš tiesiog galvoju, nu tai kas man yra, man tipo pastoviai tęsiasi tas ir panašiai ir manęs negydo, nes tipo netiki manim. Tai tada, o antrą kartą atsiguliau dėl bipolinio, nes man manija labai prasidėjo, kuri buvo 5 mėnesius, kas yra nenormalu, čia yra žiauriai intensyvi manija, jinai tiek nesitęsia dažniausiai. Tai čia jau kas yra manija? Manijos epizodas būna, kai net nežinau, kaip čia paaiškinti, kai tu tiesiog gyveni ant dopamino, adrenalino, tu visą laiką tai čeisini, tu nemiegi. Aš, pavyzdžiui, būdavo, kad vieną kartą aš nemiegau 5 paras, nes aš negalėjau užmigti. Aš visą laiką tiesiog, tavo kūnui nereikia miego ir tada tu visą laiką tiesiog dopamino ieškai. Tai, pavyzdžiui, vieni tai daro su narkotikais, kiti daro ten su seksu ar panašiai, tipo, tiesiog greitą tokį yra išgauti. Tu hiperaktyvi būni, tiesiog nesąmonės kalbi, tau psichozės būna belio kokios irgi, nes kai tiek nemiegi, tai obviously būna psichozės, ten haliucinacijos, klėdesiai ir panašiai visokie tokie dalykai. Tai man čia buvo 5 mėnesius, nesiprašau, 5 mėnesius tai tęsiasi ir tada, aš jau viskas galvojau, nusižudysiu tikrai, negalėjau, aš jau tai atsiguliau į ligoninę ir tada man ten davė vaistų, prišėrė mane vaisai, žodžiu, ir tada pagerėjo tikrai, nebe manijo jau. O kaip tu tvarkydavai su tą maniją? Iš kur tu to rašo gaudavai, pavyzdžiui? Iš sekso. Ok. Jo. Ok. Šiaip, aš nežinau, ar mes šitą darymą. Aš ne pirmą kartą girdžiu šitą žodį maniją, bet, niekada neteko šnekėti su žmogum, kuris tą turėdavo. Tai dabar, kad taip suprasti labiau tokiais buitiniais žodžiais, tai tu tiesiog turi tiek daug energijos ir, pavyzdžiui, tarkim, kaip šis pavyzdys, tarkim, sekso metu, tu tą energiją, kad išlietum, ar kad tu dar labiau pasikrautum? Ne, tu tiesiog, kad gautum dopamino. Tiesiog tavo smegenim reikia kažkokio, nes tu visą laiką esi, tiesiog tavo emocijos yra taip ir tau visą laiką reikia, kad būtų va čia, tipo, žinai, visą laiką ir tada tu gauni to dopamino ir tada kažkiek laiko tau būna gerai ir tada viskas vėl, tipo, nuslenka žemyn ir tada tau vėl reikia ir tu vėl ieškai kažko. O jeigu nukrenta, ar nebūna taip? Būna, bet tada iš karto tu ieškai kažko, tai tada iš karto vėl pakyla, jo. Čia būtent manijos toksai ir yra
dalykas, kad tu Ir aš žinau, pastoviai kad gauni. tu dabar nesinai vėl buvai atsigulus psichiatrijai ligoninėje, kažkoks buvo stalkeris ten pas tave, kiek pamenu, Jo. aš ten pilnai šitą istoriją neįsigilinau, ir ką papasakot, kas ten buvo per situaciją. Jo, tai aš pirmą dieną, kai atėjau, ten buvo iš karto toks vyras, su manim pradėjo kalbėti, toks senas vyras, toks, gal jam 7 metų, nežinau, jis ten labai daug problemų turėjo, tai jisai ten buvo ir tada jis mane užkalbino ir sako, ką tu manai apie komunizmą? Aš tokia, okei, net nežinau, ką atsakyti, tai kitas tiesiog pacientas, toksai berniukas buvo, jisai pamatė, kad jisai žinojo, kad jisai prie visų lenda, tai jisai iš karto man sako, nekalbėk tu su juo, sako, eik, tipo, žinai. Ir tada jis pastoviai ateidavo į mano palatą, jisai sako, aš tave įsimylėjau pirmą dieną, kai tu čia atėjai, sako, tu man tokia graži esi ir panašiai. Ir jisai kažkada, aš tiesiog miegojau, naktyčiau, ir jisai, tipo, negalima eiti kitų žmonių palatas, bet jisai atėjo pas mane į palatą, jisai mane pažadino ir sako, miegok dieną, nes naktį pamatysi, ko dar nemačius. Okay, Nu, jis tiesiog grasint man pradėjo, arba jisai ateidavo pastoviai mano maistą valgyti, sako, galiu čia kažką atsigert, galiu ten pasivaišinti, nu, tipo, pohui man, žinai, gali imti, bet, nu, žodžiu, jis žiauriai keistas buvo, pastoviai lyzdavo prie manęs, jisai mane pirmiau vadindavo dukra, kad aš jo dukra buvau, ir tada sakydavo, kad aš jo sesė, sako, kad mūsų mamos tos pačios, bet tėvai skirtingi, kažką ten tokio, sako, aš tave išgelbėsiu, sako, tu čia negerk tų vaistų, sako, mes išeisim kartu kažką tokio. Ir tada jisai, atsimenu, paskambino policijai, aš pasakiau tai seseliai, kad jisai, tipo, skambino policijai, sako, ai, pokai, sako, žinai. Tada jisai buvo pasidegęs savo kelnes, tiesiog. Žmogus turi rimtų problemų. Jo. Man čia visada buvo keista, nes man buvo porą kartų siūlyta gultis psichiatrinio ligoninėje, bet aš kaip tikėjau, labai šventai tikėjau savim, kad galiu pats sutvarkyti šiais dalykais ir man nereikės atsigulti, tai ačiū Dievui, man nereikėjo to patirti, nes nemanau, kad tai yra labai kažkoks smagus experiences, apskritai gultis ligoninėje nėra geras experiences, bet aš nežinau, kiek yra protinga ir dabar žiūrint iš tavo perspektyvos, kad tu esi ten buvus, kad vienoje vietoje yra labai daug žmonių, kurie turi labai daug mental problemų. Jo. Ir arba tu būdamas ten, tarsi tau nepakrinka biškai dar protelis, kaip tu, pavyzdžiui, dabar turi pavyzdį, kažkoks vyras, sako, prie tavęs pastoviai priskambinėdavo ir kažkokias nesąmonės šnekėdavo, jo naktim ateidavo. Tai ar neturėtų būti tas, kad tu turi mental problemų ir kaip tik turi ilsėtis ir, nežinau, gauti kažkokios tai ramybės, o čia tave dar dirgina iš šono kažkokie tai, nežinau, vyrai šnekėdami kažkokias nesąmonės. Jo, tipo, man būdavo, kad jisai pas mane ateidavo ir aš jau ir taip, kadangi man žiauriai yra paranoja visą laiką dėl to šizoafektinio ar panašiai, tai jisai pas mane ateidavo ir aš ir taip jau on edge visą laiką būnu ir jisai ten ateina ir ten lenda prie manęs ir atsiveda kažkokį kitą berniuką ir bučiuoja jį mano kambarį tiesiog. Ir man tokia paranoja ten būdavo pastoviai, kad jis dar man kažką pradės daryti, žinai, ir aš tada visą laiką eidavau pasiselęs, prašydavau, tipo, ten diazepamo, zanakso, nu kažko, tipo, kad man nuramintų biškį, jo, nes aš būnu ramiai, jisai ateina ir pys tiesiog vėl. O tai gerai, o tai kaip, nežinau, pavyzdžiui, visas stafas, būtent psichiatrijos ligoninės, kaip reaguodavo, kaip tvarkydavo su to, jeigu mato, kad yra nekontroliuojama situacija. Aš tiesiog visą laiką sakydavau, bet kai jisai ateidavo, kažkaip nieko nebūdavo poste. Jis tiesiog pamatydavo, kad niekas nesėda ir jis tiesiog ateidavo pas mane, kai nieko nebūdavo ir niekas nematydavo. O aš kartais, aš nežinau, kartais ir būdavo poste, bet jom ten nesvarbu, kur jisai eina turbūt, nes jisai tiesiog vaikščiodavo pirmyn atgal, tai jos, o mano palata paskutinė būdavo, tai gal jos nematydavo, kad užsuka, žinai, ir pats mane ateina. Ir aš tiesiog rėkdavau, seselė, tipo, ateikit, žinai, išvykit jūs iš mano kambario. Nu, čia taip biškis sik, nežinau, aš jaučiu, kad man dar jaučiu pakreiptus smegenėlės nuo tokio experienco, jaučiu, nebūčiau ten atvažiavęs prieš tai. Jo. Tai man visą laiką buvo įdomu, kad kiek padeda ir kiek žmonės po to dar labiau užprotėja, tai labai nesmagu iš to atveju. Tada toks kitas klausimas yra, aš tiesiog pastebėjau labai dažnai, kad žmonės, jeigu turi kažkokių mental problemų, tai aš dabar nenoriu, kad tu manęs prasme teisingai, bet savo išvaizdą išreiškia būtent per kažkokią, nežinau, tamsumą gal, arba kaip sakai, alternatyvę kažkokią, įmau, nežinau kaip ten įvardinti visą šitą stilių, tai dažnai būna, tiesiog, kad žmonės save reprezentuodami taip turi dažniausiai kažkokių tai, nežinau, mentalai problemų. Ar tai yra kažkaip susiję, ar tai yra kažkoks būdas save, nežinau, išreikšti, parodyti būtent per tokį stilių? Aš manau, kad čia tiesiog saviraiška yra labai, bet aš irgi šitą esu pastebėjus, kad tikrai tie alternatyvūs žmonės dažniausiai biški problemų kartais turi tokių, bet aš tai, kadangi aš pati žiauriai savęs nemėgstu,
kaip ir išvaizdos, ir kaip žmogaus, tai aš tiesiog bandau tokią kaip užmaskuoti, tai, pavyzdžiui, su savo rūbais gražiai, kad jausčiausi bent gerai, tiesiog, kad, nežinau, tiesiog taip išreiškiu save. O kodėl tu savęs nemėgsti? Čia man labai turbūt trauma nuo mano paauglystės, kai aš buvau progimnazijų, kai iš mane žiauriai tyčiodavosi dėl mano išvaizdos ir panašiai, nes aš buvau žiauriai negraži, nu jų akimis turbūt buvo labai negraži ir, tipo, mane muždavo mokykloje ir tiesiog žiauriai negražiai su manimi elgdavosi, keldavo mano fotkės, editindavo, siūsdavo po visą mokyklą, ten visokių tokių šūdų darydavo ir tiesiog man nuo to, aš manau, kad čia buvo ir ta trauma didžiausia, nuo kurios išsivystė, man patrigerino mano šizofektinį ir nuo ko man išsivystė visas šitas dalykas yra. Nes aš, tipo, man 14-15 iš manęs tyčiodavosi daugiausiai ir tada 16 išsivystė visas šitas šūdas. Tiesiog noriu pasakyti tau, kad grožis yra labai subjektyvus dalykas ir apskritai tarsi to, kad jie kaip gražus ir negražus nėra. Tarsi tai yra kiekvienam skirtingai ir ten vadinti kažką negražiu ar gražiu, nu tai yra, aišku, yra kažkokie dabar grožio standartai, ypatingai dabar tai yra visiškas tarsi grožio kulto pikas, man atrodo, kai socialiniai tinklai viską diktuoja. Bet tiesiog aš aišku dabar jau nepakeisiu visko, kas tenais vyko ir man labai gaila dėl to, bet nu, ten yra ne apie tave, ten yra apie juos ir taip visada bus. Žmonės iš manęs irgi tyčiodavosi vaikystėje, mane ir spardydavo ir ko ten nedarydavo. Man sunku tą laikotarpį buvo praeiti, aš niekam to nesakydavau, bet protinga būtų kažkam pasakyti, nes man atrodo, kad kažkam kažką pasakyti yra visą laiką baimė, kad tas žmogus, kuris tau kenkia, sužinos ir tada prakenks dar labiau. Tai čia yra didžiausia baimė, bet nereikia to bijoti, nes nu, tuo metu tu kažkaip tą laikotarpį išgyveni, bet vat, po to vėliau to viskas atsiliepia, nu ir prasideda kažkokios tai problemas. Tai šiaip žiauriai nefaina ir man visą laiką labai gaila tokių žmonių yra, kuriems taip atsitinka, nes tiesiog pačiam taip yra buvę, tai ir net nežinau, kaip reikėtų su tuo kovoti, nes mokykla, tai aš nežinau, kokia situacija yra dabar, bet pavyzdžiui, tuo metu, kai aš mokiausi, tai ten pagalbos laukti, nu ta prasme, ten būdavo tiesiog neįmanoma. Arba kai kažkam pasakydavai, visą laiką sakydavo tiesiog nekreip dėmesio ir viskas. Tai jo, nekreip dėmesio, bet 15 mečių vaikui, kuris pardo, nekreip dėmesio. Nu, čia yra visiškas bullshit ir aš sakau, tie žmonės, kurie tyčiojas, aš tiesiog, tarsi, tau galiu garantuoti, kad jie dabar gyvenime nėra nieko pasiekę, nu, tarsi, nes tyčiojamas iš kitų tai yra savo kompleksų slėpimas ir tai yra, kad ir kiek mes kartu esam tai girdėję, mes praleidžiam tai prausis, bet tai yra visiška tiesa, nes tu pats iš savo pusės kalbant, nu, tu niekada tokių dalykų nedarytum, šūdų nekomentuotum po kitų, nežinau, tenais nerašytum, kad ten baisus, debilas ir taip toliau. Tu rašai iš pavydo, jeigu tu kažką darai, tarkim, iš pavydo, kas tau nepatinka, kad tas žmogus daro ar kažką, tai yra pavydas. Nu ir tai yra tiesiog kažkokia savidestrukcija, tu nekreip niekada dėmesio. Tarsime, savęs patikimo kelionė link tai yra labai sudėtinga. Aš pats ties tuo dabar dirbu ir turiu visokių ten kažkokių insight problemėlį, jeigu taip ir net netrodo. Aš save labai reprezentuoju socialiniuose tinkluose, kad... Nu, jo, tu toks confident labai atrodo. Labai confident, kad aš čia super ekstra gražus. Ir, bet aš tiesiog nusukuriu tokį paveikslą, nes aš tikrai nežinau rodyti kitiem, kad aš ten nežinau... Visi žmonės turi problemų visokių, bet socialiniai tinklai nėra ta vieta, kur aš jas rodyčiau. TikTokas yra ta vieta, kur aš galiu rentinti ir man labai patinka tą daryti. Tai ir šiaip aš nesnei kažkada žiūrėjau čia podcastą, ne podcastas, ten buvo mokslininkai padarę straipsnį ir ten kalbino žmonės, žodžiu, paėmė žmonės, kurie yra labai patrauklus ir nelabai patrauklus, bet čia yra tiesiog žmonių nuomonė. Sudaryta, kas ten patrauklus ir kas yra nepatrauklus. Ir jie ten padarė tokią išvadą statistiką, kad žmonės, kurie yra patrauklus, tai kuo tu esi patrauklesnis, sakykime, visuomenės prasme, tai tuo tu mažiau savim pasitikė. Kuo tu esi nepatrauklesnis, tuo daugiau pasitikėjimo turi savimi ir tu labai eini prieki ten ir skinies kelią ir taip toliau. Tai sakau, čia toks labai subjektyvus dalykas, tai aš tiesiog noriu to pasakyti, kad viskas bus gerai ir viskas yra gerai. Tu atrodai puikiai, tu turi savo kažkokią unikalią išvaizdą, kas jau yra labai didelis pliusas, nes eksperimentuoti savo išvaizdą ir būti kitokiam yra labai sunku, bet yra labai didelis pliusas. Tai man atrodo, kad čia toks... Tu laimėjai iš to vietoj, bet kokiu atveju, kad ir kas ten ką tau sakė, kad ir kas ten ką paišė, tai ten, tegul eina nahu, kaip sakant, tai nėra už ką, tai va, tai kaip yra. Tai mes turim savo rėmėją, tai yra InBeauty prekės ženklą, tai labai labai dėkojam, kad jis ir toliau mus remia šitoj kelioniai. Tai InBeauty prekės ženklas yra distributorius, kuris turi labai labai daug prekės ženklų, labai daug visokių priemonių, tarsime, nuo kojų, pirštų galų iki ausų, tarsime, viskam rasit, ko reikia. Ir
man labai patinka dėl to, nes mes esame nusprendę, mes kiekvieną produktą atrenkam būtent tam žmogui. Tai mes visą laiką su Diana, su kuria viską ir darom, komunikuojam, visą laiką susirašom, peržiūrim TikTokus, peržiūrim tą žmogaus profilį, apsitariam, pagalvojam, kas patinka ir taip toliau. Tai šitie produktai, kurie yra čia, tai yra atrinkti būtent tau, būtent pagal tave. Tai yra japoniški produktai, of course, taip. Galvojam, kad reikia gal paimti po Korean cosmetics, bet galvojam, kad aš manau, kad tu ir taip jos turi. Turiu jo. Tai galvojam, kad reikia kažką biški, nu, tipo, į tą pusę, bet ne į tą pusę. Tai mes tau paėmėm 3 produktus. Aš tiksliai dar nežinau, kas čia yra. Žinau, kad čia yra galvos priežiūros priemonės. Tai tikriausiai šampūnas, kondicionierius ir kaukė. Spėčiau, kad čia yra kaukė. Ne, čia yra skrabas plus šampūnas. Tai čia yra japoniškas prekės ženklas. Čia yra iš Tokijo. Tai šiaip, žinau, kad jų sudėtis yra ganėtinai švari ir kad jie yra labai tokie inovatyvūs. Tai mes pagalvojom, kadangi tokie labai fancy atrodo ir labai tokie, nežinau, tokie man pavyzdžiui cool, turėti vonioj, tai pagalvojom, kad tau turėtų labai tikt ir tiesiog norėjom to padovanoti. Ačiū kad labai. Būtų toks ir maišelis, aišku, dar toks rožinis, nieks dar tokio negavo, tai tu esi pirmoji, kuri gausi. Tai va, pagalvojom, kad labai faina bus ne Korean, bet iš Japonijos kraštų tau paimti produktus. Nes šiaip Korean kosmetika labai dabar boomina. Tai šiaip tavo nuomonė apie, pavyzdžiui, visą korėjišką kosmetiką. Kokia ten yra situacija? Man tai nežymiai labiau patinka, nes nežinau, man gal ir prie odos tono labiau tinka ir tos spalvos lengviau įsirinkti kažkaip, nežinau. Kažkaip aš gravituojuosi ties Korean kosmetikos. O naudoji ir dekorą, ir skincare? Skincare, jo, seniau daugiau naudodavau, dabar aš ten labai mažai skincare šiaip naudoju, bet dekoratyvinė tai beveik visa pas mane yra korietiška arba kiniška, irgi labai gerai yra. Tai mes dar galvojame apie dekoratyvinę kosmetiką, tau, nes tu darai visus Get Ready With Me, bet tai gerai, kad nepaėmėm, nes aš manau, kad ten pas tave ir taip turėtų būti pilna, juolab, kad tu pati nukeliauji į Koreją ir keliausi vėl greitų metų, manau, kad ten tada užsipergi, ko tau reikia. Tai prie mūsų dovanų mes visą laiką turim 2 klausimus, kuriuos siunčia būtent In Beauty. Tai pirmasis būtų Fuck, Marry, Kill, tai yra iš kosmetikos pusės. Tai būtų Fuck, Marry, Kill, tai yra Korean kosmetika, drugstore kosmetika arba luxury brandų kosmetika. Tai Mary, Korean kosmetika, Fuck, luxury, nors neturiu nei vieno, bet vis tiek, ir Kill, drugstore. O kodėl, pavyzdžiui, Kill drugstore ir kažkaip nelabai naudoju, nežinau, o luxury aš net nebandžius neturiu, tai norėčiau išbandyti, va, dėl to paėmu. O ką norėtum, pavyzdžiui, išbandyti iš luxury kosmetikos? Jaučiu gal kokius, aš mačiau ten blushų visokių kontūrų gerų, tai visai tos gal norėčiau pabandyti. Tai prekės ženklai. Vakarė nori išbandyti luxury prekės ženklų, tai prašau, siunčiam vakarį luxury prekės ženklus. O yra kažkoks, nežinau, specifinis brandas, kurį norėtum išmėginti, ar tiesiog? Ne, tiesiog kažką jo. Ok, tvarko. Kažką naujo tiesiog. Gerai. Ir antras klausimas yra, ar galima sakyti, kad socialiniai tinklai padeda tau labiau pasitikėti savimi ir priimti save tokią, kokia esi? Ar vis dėlto dažniau sukelia spaudimą, lyginti su kitais ir net kritikuoti save? Man gal jo padeda savimi pasitikėti dėl to, nes vien dėl komentarų jaučiu, kad žmonės, aš seniau galvodavau, kad aš žiauriai neįdomi esu. Ir tipo, kai žmonės komentuoja, kad jaučiasi kaip ant FaceTime su manim, kad jie čia atrodo kaip Big Sister ir tipo, žiauriai įdomu klausyti, nes biškai kitoks kontentas negu dažniausiai, tai man tas duoda pasitikėjimo, kad aš esu iš tikrųjų žmonėm galiu būti įdomi ir patikti. Tai grįžkim prie ko aš negiam prieš tai, kad iš tavęs tyčios žmonės, dabar tave kiek stebi? 50 000? Ne, 33. 33, nesvarbu, 33, ar te paimti 33 000 žmonių ir aš šiaip, tarsi, būtent dėl to man ir patinka tave žiūrėti, nes tave, kai žiūri, labai taip komfortiškai jauties ir, kaip sakai teisingai, kad atrodo, kad FaceTime'iniu su tavim, kas yra žiauriai smagu ir tik tokas būtent apie tai yra toks, reikia tokio trashy, bet tokio relatable contento, tai tu esi tas contentas ir labai labai smagu šiaip tave yra žiūrėti ir jautiesi fainiai ir jaukiai ir kas yra tiesiog keiščiausia, nes tu esi alternatyvios išvaizdos, bet tu sukuri labai gerą jausmą, nes dažniausiai alternatyvi išvaizda atstumia, ne tik, kad atstumia, bet jis sukuria tokią biškį tamsą, tokią šiek tiek gal net agresiją, tarsi, kas irgi gali būti visiškas stereotipas ir aš nenoriu, ta prasme, jo nei paprūvinti, nei paneigti, taip sakant. Tai, bet sakau, tai tu toks esi toks tobulas duetas, kur tu padarai tai, iš ko gal iš tavęs nelabai tikėtumėsi. Ir aš šiaip kiek esu paskaitęs komentarų, kas šiaip ten pakomentuoja po tavo įrašais, tai tikrai dauguma žmonių tave palaiko ir tarsi jiems patinka, ką tu sakai ir nežinau, kaip ten tu save reiškia, reprezentuoji ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia jau yra visos gerės tavo daržo. Tai.
Jo, labai džiaugiuosi dėl to, kad žmonės palaiko ir jiem patinka iš tikrųjų, ką darau. Tai va, tai ties to baigsim. Ačiū dar kartą InBeauty. Ačiū. Vakarė patenkinta yra Japonijos produktais ir grįšim netrukus į trečią dalį. Kai Vakarė tik atvažiavome, mes šnekėjom apie Vakarę, kad jinai yra susiradus darbą. Aš nesakysiu, kur jinai dirba, bet sakė, kad labai jūs einat ir lendat prie jos. Tai Jo. kaip ten vyksta šitam darbe? Nu, labai keista, tenais per dieną bent kokį 3 žmonės ateina. Nu, 3 grupelės ateina. Ten, žinai, nu, tos mergaitės mažos būna prieina ir tiesiog sekioja mane po parduotuvę. Tipo, aš dirbu tipo rūbų parduotuviai, tai ateina ir tiesiog kokias 10 minučių mane seka aplink parduotuvę arba būna, dirbu prie kasos, ateina iš šono, aš aptarnauju žmonės. Kažkokius random žmonės ir ateina iš šono vos ne už kasos ir sako, labą dieną, galima nusifotkinti. O Dieve, aš dar man papozuot su čekiu kokio, aš nesuprantu tiesiog. Bet jos iš geros pusės, tipo, tarkim, nežinau, sakai, ten pavyzdžiui, būna, kad tave tiesiog stovi, taip, telefonu ir fotkina. Jo. Tarsi, iš geros intencijos yra tai daroma, ar tu nežinai iki galo, kaip tai Aš nežinau, bet turbūt jom tiesiog pamato ir, oh my god, tipo, gali kitą kartą jau nepamatyti, žinai, tai tipo, reikia jam žinti tą momentą turbūt ir tada ateina į mano komentarus ir kelia tas fotkės, kur mane nufotkina tiesiog prie kasos ir tiesiog, ką man į tai daryti, ačiū žiauriai, tipo, ką? Kaip su jauties dėl to? Man žiauriai nepatinka ir aš tipo visom savo bendradarbės manęs netgi klausia, nes jos netgi mato, kaip mane sekioja ir kaip mane atpažįsta, sako, tau tipo patinka, tau čia, nusakau, aš kad nepatinka, žinai, aš noriu tiesiog, susiradau darbą, aš noriu tiesiog normaliai padirbti in peace tiesiog. Man tiesiog, žinai, toks, aišku, čia yra kaina, kurią tu turi sumokėti. Jo. Tipo, žinai, tu keli save į viešą erdvę, žmonės tave mato, ten yra fanų, kuriems patinki, tai čia yra visiškai normalu, kad jie taip elgias, aišku, yra ribos, kada jos būna kartais peržengiamos. Tiesiog, tai va, įdomu, kaip tu su to tvarkais. Ir apskritai, pavyzdžiui, ar būna tiesiog, kad eina prie tavęs ir fotkinas gatvėje. Nu, gatvėje tai jo, gatvėje tai viskas okei, tipo, sako, galima nusifotkinti, sakau, jo, o tipo darbo vietų tai aš negaliu fotkintis, tai aš tipo ir visą laiką sakau, kad ne, tada tipo nelabai galiu fotkintis, bet vis tiek tavo fotkiną filmuoja ir tipo nerespektina mano jokio, tipo, privacy, boundaries, nieko nerespektina ir aš sakiau, nu, okei, aš dar tipo pasakau, ačiū, kad mane fotkina, tipo, žinai, aš pasakau jam. Okay, o pavyzdžiui, yra kažkokia menedžerė, kuri ten dirba, jinai, nežinau, yra mačiusi visą šitą situaciją ir nežino, kas vyksta, kaip jinai reaguoja. Ne, jinai tai nežino, nu, jinai žinojo, kad, tipo, kai aš atėjau darbo pokalbį, mane jau žinojo kitas darbuotojas iš TikToko, tai jos pasakė mano tai menedžeriai, kad aš čia TikTokus filmuoju ir jinai su manim, tipo, pasisodino, sako, tipo, nefilmuok darbę TikTokų. Nu, jo, aš tikrai taip darysiu, žinai, nu, nedarysiu aš taip. Okay. Jo, tai, bet, kad ten mane fotkina ar kažką, tai jinai turbūt nežino. Nežinau, aš nelabai sakau, žinai. Paskui sakys, kad tu čia disturbini peace, eik iš darbo, tipo, žinai. Sudarai reklamą, žmonės ateina Jo. pas tave, nesudarai Tiesa. prekės ženklų reklamą. Gerai, dabar galim pereiti po truputį prie TikToko, ten, kur mes tave ir atradom. Yra vienas video, kuris man labai patiko, kurį tu patarėjai ir čia yra turbūt mano mylimiausias video, kada tu kartoji Giedrės makiažą. Aš grynai esu ant tiek bedarbė, kad dabar yra 3:30 ryto ir aš pasidariau Giedrės, nu tos Maivacho mergytės make-upą. Aš manau visai gerai gavosi. Lele. Laukite mano laivo, darysime su Miyagi. Su Miyagi laivą darysim. Aš manau visai nieko gavosi. Jeigu reikės Giedrės doppelgangerio, hit me up, man. Čia yra tarsi topinis video ir aš žinau, kaip pamačiau, aš nežinau, kiek kartų žinau, šitą video peržiūrėjęs, šitą idėjas išsiseivinęs, nes tarsi jeigu aš šitą video prie išseivinu, tai vadinasi, kad jau yra labai gerai, nes tiesiog, kad aš ten matyčiau tos video, kurie man labiausiai patinka ir galėčiau kartu nuo to peržiūrėti ir pasikrauti tų gerų emocijų. Tai iš kur kilo šitą idėją ir kokį mes santykį turim su Giedre ir Maivachu? Aš net nežinau, žinok, aš tiesiog, bet kadangi buvau toj manijoje ir aš niekados nemiegodavau, tai aš tiesiog visą laiką galvodavau, ką aš galėčiau nufilmuoti ir man tuo metu belekiek mesdavo jos laivų ir kai jis su tais Miyagiais ten darydavo tas nesąmonės ir aš galvoju, nu blemba reikia padaryti, žinai, galvoju, surinks, manau, visai normaliai, tai padariau ir kažkaip nežinau, žmonėm patiko labai, tada visi norėjo, kad Gerdos Bieliauskaitės atkartočiau, tai reikės padaryti ir tokį. Bet Gerdos Bieliauskaitės biškį, man atrodo, turėtų būti sudėtingiau, nes man atrodo, kad šiaip Gerda, kad jinai visai supranta, ką jin daro, kas liečia makiažą. Nu, nors vienas žmogus tikrai gražiai pasidažo, nėra, kad ten belekaip ir man atrodo, kad jeigu šitą savo talentą būtų labai gerai išsibildinus, kad man atrodo, kad būtų gerai iš to užkalinėti pinigus. Aš taip įsivaizduoju, aš negaliu labai daug ką vertinti, nes aš pats nesidažau, tarsi nedaug šitokių makiažų ir negaliu sakyti, kas yra gerai ir kas yra blogai, bet, nu, pavyzdžiui, va tavo nuomonė, nes tu šiaip labai daug makiažų darai, tu labai dažnai turi tos get ready with me, tipo, ir taip toliau, tai va, kaip iš tavo pusės.
Aš manau, kad jo, Gerda tikrai gražiai dažosi, jinai tiesiog turi tokį specifinį stilių, kurį, manau, būtų galima atkartoti ir tada kažkaip padaryti tiesiog, čia kaip serijas galėčiau visas jau daryti tiesiog. O koks yra specifinis stilius, kaip tu įvardinum, kas ten yra tokio, pavyzdžiui, specifinio? Man tai tas lūpos jos specifinės labai, nu, nes pripūsos tai labai ten didelės realiai ir eyeliner su blaksienom pas ją labai toks specifinis yra, pastebėjau, kur visą laiką tokį patį daro, tai kažkaip, manau, galima atkartoti tikrai būtų. Gerai, o kaip mes šiaip, pavyzdžiui, gyvenam su Giedre ir Maibachu, ką mes manom, nes dabar išsiskyrė, man atrodo, yra. Nežinau, aš tiesiog ant Maibacho video šūdus visą laiką komentuoju, kad jam reikia apsilankyti ten vasaros 5 ar kaip ten. Ir tada gaunu warningus ir tada biškai jau, kad neprarasi savo akauntą, nebekomentuoju. Nu, bet ten žmogus šiaip yra, tipo, out of this world, man atrodo. Jo. Nu, ir aš nežinau, kiek tai yra charakteris ir kiek tai yra iš tikrųjų, tipo, iš tikrųjų, tarsi jis daro, tai jis, nežinau. Aš nežinau, ar jis tai labai stipriai daro savo norų ir jam tai patinka daryti. Vat nežinau, tipo. Nežinau, jis tiesiog gal dėl peržiūrų. Aš jį dar buvau sutikus, nusifotkinau irgi su jais, ir su Giedre, ir su Maibachu buvau nusifotkinus. Čia už praeitą žiemą, tai va, man čia loras. Kaip Giedre realybėj. Nežinau, tas Maibachas sako, einam, tai pasako, greičiau fotkinkitės, einam, tai žinai. Ten buvo nesiniai, kur jo ta mašina sudegus ar kažkas ten buvo, ten tuo metu dar. Ok, nes šiaip Giedre, man atrodo, tokia. Tipo, aš suprantu, kad su tokiu bičiu gal pabūs šiek tiek gali pakreikti smegenis, bet kokia, bet man atrodo, kad jinai visai tokia galėtų būti, nežinau, tokia visai gera kūrėja, gal jeigu jinai save susijimtų biški, statytų į vietas. Ir, nu, nes tikrai biški paplaukė žmogus. Pavyzdžiui, tas faktas, kur dėl to, kad jeigu ten dabar tas saunas yra, kur jeigu Epsteinas iš tikrųjų yra Einšteinas, nu, man bet kaip reikia sugalvoti, taip sugalvoti, ar sen, man čia yra insane. Jo, tokia prie meno, jinai biški. Bet jo, jinai juk ir dainuoja, dabar tai jinai galėtų tikrai ten pasimta vokalo pamokas ir ten normaliai varytų realiai ir tiesiog paliktų tą Maibachą jau for good ir tiesiog savo dalykus darytų ir manau būtų tikrai successful pana. Bet va, prašau, Maibachas daro žvaigždės. Rita buvo, Giedre buvo jo, po Ritos buvo Giedre. Ir dabar kol kas neturim nieko. Laukiam sekančios saugos, kad tos saugos nebus ir kad tiesiog viskas ir pasibaigs. Gerai, norim atkartoti Gerdos makiažą, ką dar yra kažkas iš tokių vat, mūsų aukštuomenės. Kad aš nelabai domiuosi, žinai, lietuvių tais žmonėm, tai net nežinau. Man čia, vat, ką išmeta į feedą, tai tas, man dar buvo Ofelija parašius, kažkada, kad aš jai make-upą padaryčiau, ne, žinai. Ir tada ten ne dėl OnlyFans rašė, ne dėl nieko, bet tipo dėl, kad jinai man tiesiog parašė, sako, būtų cute, jeigu padarytum kokią anime man make-upą, žinai, sakau, nu visai prikolas būtų, bet taip ir baigėsi, žinai, čia tai mūsų. Make-upas tiesiog, tipo, koks tai būtų buvęs šitas, kaip tai būtų atrodę, tai būtų video kažkokį darytas kartu? Jo, turbūt tiesiog TikToką kažką tokio, Ok. Nes tu šiaip patesi išmokus dažytis? Jo, tiesiog aš pradėjau dažytis gal kai man buvo visai vėlai, realiai, kai man buvo gal kokį 15 ir tada va tokiu stilium pradėjau dažytis, tai praeitais metais. Tai čia skaitos anime stilius kažkoks? Nu toks jo, čia toks Chinese, tipo Douyin make-up vadinasi. Ok, tai gerai. Aš esu kažkada, man atrodo, žiūrėjęs tavo, kaip tu darai šitos make-upus, tai jūs ten kažką darot, kad tos, pavyzdžiui, akis padidėtų, kaip ten, varsime, papasakoti. Jo, čia tokius under eye bags, tipo pasidarai, kad didelės būtų ir aš tipo lęšius didelius nešioju, nes šiaip mano akys tokios žiauriai mažos ir siauros yra, tai aš viską darau, kad tik didesnės akys atrodytų, tai man šitas tipo makiažo stilius kaip tik tinka, nes padina akis ir man tipo labiau proporcijos. O kas yra tie under eye bags? Nu, matai, čia toks maišelis yra nupieštas, nelabai gal matosi, ne? Ai, nu, tai čia yra pieštas? Jo, pieštas čia. Nes šiaip, tipo, turi natūraliai, bet jis matas tik tada, kai šypsaisi, tipo, žinai, tipo, primerkia akis. Tai, bet kad, pažiūrėjau, relaksuotas veidas ir tada vis tiek matytųsi, tai aš tiesiog nusipiešiu pati jį. Tai tu pieši jį, kad padidėtų akis. Jo. Bet ten būna, pavyzdžiui, kažkokie lęšiai būna, kurie irgi didina, ar ne? Nu dabar pas mane lęšiai žymiai didesni negu mano akies tas yra rutuliukas, žinai. Tai aš irgi visą laiką nešioju lęšius, kad tiesiog didesnis akis atrodytų. Tai tokia optinė apgaulė yra. Jo. Tai jos labiau ties akim viską daro, ar yra... Jo, didžiausias fokusas ties akim būna visą laiką. O gerai, kas likusius veidus, yra kažkoks kontūras, kažką daro, ar... Būna jo, ten ir lūpų yra metodų visokių, kaip padažyti, kad paputlinti ten lūpas ir panašiai, bet didžiausias fokusas ant akių visą laiką būna, kad tiesiog didelės tokios ryškios akys būtų. Ok, ir čia jos, kaip sakai, vadinasi? Douyin make-up. Čia jos taip daro visos. Jo. Šios Korean. Okay. Ne Korean, Chinese čia jau. Chinese. O kuo skiriasi? Korean tai būna toksai labiau softer,
O Chinese tai toksai grinai kamera ready, toksai būna visą laiką everyday, tipo, žinai. Nes aš pavyzdžiui, pasižiūriu kartais išmetu, kai jos daro laivus, nežinau, ar ten Chinese ar Korean, bet tarsi jų veidai atrodo tiesiog plastikiniai, bet aš žinau, gal ten filtrai Jo, yra tiesiog. filteriai, belia kokį būna. Tai jos su filtrais ką daro, ar... Nu, būna, pažiūrėjau, tikrai tuos per video ir panašiai, tai visą laiką filterius naudoja. Kad ir šitą pamažina tipo vietą, ten nosį sutraukia, žinai, ten, nes pagal jų tos grožio standartus pasidaro ten, kad gražiai atrodytų tas veidas visas. O šiaip, pavyzdžiui, kokia situacija yra ten pas jos su, pavyzdžiui, nežinau, veido, nežinau, operacijom, visokiom plastiniam chirurgijom, jie sandaros tokius dalykus? Jo, ten žiauriai populiaru būdavo taip, Maros, kad Korėjų tai būdavo, kad jeigu, kai tu baigi, tipo, baigi gimnaziją, tėvai tau kaip dovana padovanoja nausdžiobą. Pas jūs va tokia būdavo, kaip, vos ne kaip tradicija, tiesiog toks žinomas dalykas, kad tiesiog iš karto padovanoja operaciją. Tipo, kad susimažint nosį tiesiog? Jo, kad nesusimažint, pas juos ir taip jos mažas, bet pas juos jos tokios nose bridge nėra, žinai, tai ten padidina, tiesiog pakelia tą nosį, galiuką kažką ten padaro, nu tiesiog kaip ten jau nori, taip susitvarka, žinai. O tai gerai, brangios tokios operacijos yra, kad čia taip dovanoja jas tėvai? Korėjai pigiau, kiek žinau, bet vis tiek, aišku, visos operacijos brangios, žinai, yra. O tai šiaip, pavyzdžiui, tarkim, Koreja kaip šalis, jie yra pasiturintis, šiaip kokia yra ekonomika pas juos, tarsi, šiaip. Nu, Aš gera žinau, kad- tenais, tikrai, nu, pavyzdžiui, nu, darbo, ta, kaip darbe, tai moteris, aišku, labai blogai ten tritina, tipo, nėra equality jokios, bet, tipo, ekonomika, tai ten gera, na, aš nelabai ten tiek domiuosi, tai nelabai žinau jo. Taip. Gerai, galim toliau perėti. Kažkada buvo kėlus TikToką, kur tu aptarinėjai, kas tave labiausiai tokia užpisa. Aš dabar neatsimenu, kas ten tiksliai buvo, todėl galim priminti, mes galim aptarti Jo. tuos dalykus. Tai... Mane turbūt labiausiai, kas užpisa, tai ten tas su Instagramo storiukais būna, žinai, kur... Bet čia yra, nu tiesiog, bet tai man tas šiaip labiausiai irgi nėra dėl to, nes jos tave tenais verčia tiesiog eiti ten į tą Instagramą, kuris dažniausiai būna privatus. Jo. Ir tu tam pafollowini, aš niekada to nesudaręs, dažniausiai pafollowini ir ten jos nieko gero neįkelia. Taip, va, būtent ten būna, tipo, kelia video kažką tik tokią ir sako, eikit pažiūrėti mano Instagramo storiukose, ten kaip, koks rezultatas, ar ką nusipirkau, ką padariau ir panašiai, ateinu ir ten, blet, nėra. Ir aš negaliu, tiesiog mane nerviškai veikia ir po to video, ta pana, apie kurią aš kalbėjau, per visur mane unfollowino. Ir nesuprato, kad apie ją. Ir tada per kitą kažkokį video sako, nu, jei nenorit, tai ir neikit į tos storiukus pažiūrėti, kažką ten tokio šovė. Bet tai kam tiek pušinti, pažinai, Aš kad nežinau. daryt ir ten, blet, nieko gero neparodo. Toks, Jo. tipo, arba ten, nežinau, labai daug būna kūrėjų, kurie ten verkia, kad ten manęs nelaikina, manęs ten neseka. Maybe for a reason. Tipo, Jo. kad, blet, ar tu esi gal tiesiog neįdomus ir tavęs niekas neseka. Nu, tiesiog, tarsi čia yra normalu ir aš žinau, man atrodo, kad žymiai geriau tą savo auditoriją yra pasiekti organiškai, kada jinai ta ateis pati pasiims pasiseks, nes jai bus įdomu tai auditorijai, negu per prievartą imti, tarsi, versti, eiti dėl kažkokių dalykų, konkursiukų, pavyzdžiui, visokių, nes Jo. kad ten daro konkursus tam, kad tik tai sektų, followintų. Tai koks iš to tikslas? Ar po to, nežinau, ilgalaikį perspektyvą nebus jo grįžtamojo ryšio. Tai žmonės atsibos ir nufollowins tave. Jo. Gerai, kas toliau? Kas dar mane nervina? Nežinau. Kas tave nervina? Kas mane nervina? Jo. Šiaip dabar problemas. Mane tai nervina šitas, kad ypatingai jaunas mergaitės daro iš to, kad filmuoja TikToką ir nesugeba to TikToką sukarpyti. Tiesiog pastoviai spaudinėja tą telefoną ir spaudinėja, pašneka, paspaudžia ir tie sakiniai yra ten po 3 žodžius, pasako, paspaudžia vėl Jo. ir tas pastoviai ten tampas. Ir dar kaip su kokiam apyrankėm per stalą, Taip, žinai. taip, eina. pastoviai ten Jo. kalotojas, mane tai belia kaip nervina, aš negaliu žiūrėti ir aš žiūriu. Tiesiog man patinka užsiminėti tokią savidestrukciją TikTok'e ir aš patinka, kad aš tą save biškį panervint, bet nu, čia taip sudėtinga yra ir jos ant šneka, tarsi nesąmonės kažkokias, tie visi Get Ready With Me dabar pareina pas mus į Lietuvą labai stipriai visokie, kur tarsi ten, nežinau, 15 metų mergaitė daro 15 stepsų, tą skincare routine, Jo, toks, jo. kiek jie ten tų produktų reikia ir kiek jie nenori tu viską naudot. Gerai, kitas TikTokas, kurį aš tavo žiūrėjau, buvo apie, šnekėjau žodį šiza. Jo. Kad tave labai nervina ir žmonės, kad tiesiog šneka apie tai šiza, tai iš kur šitas yra, kokiam kontekste šiaip žmonės šitą dalyką naudoja ir kodėl tave taip pat tave... Labai daug, žinok, naudoja, aš ypač kai eidavau į reivus, tai tada labai daug kas naudodavo, bet čia suprantama, nes jeigu ant drugs, tai tipo, nu jo, gal šiza kažkas, tai iš tikrųjų jam ten, žinai, bet tipo ir paprastam kontekste, tipo, kiti sako, čia tiesiog buitinis žodis, tipo, koks skirtumas, žinai, nu bet tipo vis tiek jisai turi reikšmę kažkokią ir, pavyzdžiui, ten bando kažką prisiminti ir sako, nu blema, neprisimenu šyzą man čia jau. Nu čia nėra šyza, tipo visiškai, tipo taip numenkinti šito žodžio vertę. Nu bet tipo, jo, čia gal tik man šitas rūpi, dėl to nes aš tą patiriu.
Bet kitiem tai visai nesvarbu, tai nežinau, tiesiog, aš, nu, pavyzdžiui, kai būna kažkas pasako prie manęs, aš nieko nesakau, tipo, tiesiog galvoju, nublemba, tipo, nefainai, nes jeigu jie galvoja, kad tai yra šyza, tai ką jie galvotų apie mane, apie tikrą šyzą, tipo, žinai. Tai nenormaliai. Nu, nenormali. Man būdavo, kad mane šiaip, dabar tai man visiškai didelė, bet seniau būdavo, kad, nu, ten kažkas kažką pidarais vadindavo, tai man toks būdavo visą laiką, nes, nu, tai yra ne gėjus, tai yra pidaras, toks jau biški, nežinau, riebesnis žodis bus gėjim, tai mane biški seniau viduje sunervindavo, bet aš kažkaip tą paleisdavau ir man ten po to būdavo jau, apsidai, ką ten ką sako, tai man apšė dabar yra neįdomu, ten belega, aš žinau mane, aš neįsivaizduoju, kokių žodžių, ką man turėtų pasakyti, kad mane įžeistų dabar, arba ką turėtų pakomentuoti, nu, aš nežinau, ką turėtų sugalvoti, nu, nėra nieko, tikrai nieko, ką parašytų ir aš ten labai stipriai įsižeičiau. Tai, nežinau, tau yra kažkas, ar jau... Man tai, tipo, kai aš paskaičiau komentarus, kai, tipo, visiems visiškai pohui apie tą šyzą, tai aš galvoju, nu jo, gal aš susireikšminau, iš tikrųjų, tipo, bet čia tiesiog asmeninis dalykas, realiai, nu, seniau gal man labiau krisdavo tas žodis, bet aš tiesiog norėjau padaryti kokį tik toką, tai galvoju, va, apie šitą pakalbėsiu, žinai, bet ten, tipo, nu, kas naudoja, tas naudoja, tipo, aš nepakeisiu, žinai. Tai taip, užsiminė žodį reivai. Tai papasako, kokia tavo yra vakarėlių kultūra čia Lietuvoje, tai tu varai reivus. Dabar jau nebe, aš 2,5 metus jau, kai tik man suėjo 18. Kiek dabar metų yra? Man dabar 20. Okay. Jo, tai kaip man suėjo 18, aš pradėjau eiti į reivus, nes tipo legaliai galėjau jau įeiti, žinai, su klasioku eidavau, atsimenu, naujokas mano klasėje buvo, tai kažkaip sumečinom, žinai, labai, tai mes pradėjome eiti ir tipo... Žiauriai daug ryšių padariau, bet tie ryšiai apie nieką yra, nes tu draugai reive, bet už reivo ribų tu esi niekas, literaliai tu negali su jais pabendrauti, nes jie būna arba ant narkotikų ten, ar ant kažko, tai tipo, ir tas ryšys nėra tikras tokiam settingė, tipo, žinai. Tai tipo, aš neįdavau ne dėl muzikos, nes man tokia muzika nelabai patinka, bet aš įdavau dėl to, nes man labai patinka bendrauti su žmonėm, aš esu žiauriai ekstrovertiškas žmogus ir man ten, kadangi ten žiauriai daug žmonių ir visi žiauriai draugiški, visi ateina tą patį daryti ir ten būdavo toks laužas, atsimenu, vienoje vietoje būtent, kur reivai vykdavo ir ten visi sėda aplinkui ir bendrauja ir tiesiog dalinasi savo istorijom visokiom ar ten kažką tokio ir man žiauriai patikdavo, tai aš tiesiog eidavau dėl žmonių, kad pabendrauti galėčiau. Toks keistas pasirinkimas, nes reivas tokia yra, nu, tokia tranki muzika, tarsi. Aš esu kelis kartus buvęs reivė, tai čia yra Vilniui Kably. Kai tik atvažiavau į Vilnių, nu, bet nu, aš negaliu ten būti su visa pagarba šitą muziką ir žmonėms, kurie ją mėgsta. Tose techno muzika jau man yra aukščiausias levelis, kur aš galiu eiti. Jau tose reivas man yra too much. Tai kaip tie visi vakarėliai tau ten vyksta? Kur tu varydavai? Čia Kaune kažkur varydavai? Aš Kaune jo varydavau. Vilniuje esu tik tais vieną kartą Lituanikoje buvus tenais praeitą pavasarį. O šiaip varydavau dažniausiai į paraką arba būdavo toks reivų klubas Haksanas, bet jį uždarė ir tada stripaką atidarė. Nu, tai ten kažkaip nebeidavau, žinai. Tai tenais, man tai ten žiauriai patikdavo, tipo, aš paskui sesę pritravinau eiti kartu, tai mes kartu varydavom, bet šiaip, tipo, aš tiesiog dėl žmonių eidavau, nes aš turėdavau porą draugų, su kuriais visą laiką varydavom, arba su tuo klasioku, arba ten tiesiog random, kuriais susipažindavau ir tiesiog su jais pradėjau eiti. Tai tiesiog, nežinau, reivų kultūra vis ten žiauriai draugiški man būdavo ir visi tiesiog ateidavo ar pašokti, ar pakalbėti ir tiesiog smagu labai. Aš pastebėjau to tatuiruotės, kad tu šiaip turi visai nemažai tatuiruočių. Jo, tik dabar niekas nesimato. Iš kada pradėjai jas daryti, kada pasidarai pirmą tatuiruotę? Pirmą pasidariau tatuiruotę, kai man tik suėjo 18 metų, tada, kai gulėjau ligoninėj pirmą kartą, užsiregistravau pasidaryti tatuškį, nes galvoju, man čia liūdna, žinai, noriu kažką pajausti, tai užsiregistravau ir tada dabar turiu 12 tatuiruočių. Jos turi reikšmės kažkokias? Ar... Kai kurios, dauguma turi šiaip, o kai kurios tiesiog dėl grožio, žinai, nes grožis buvo. Okay, o tos, kur sureikšmė darai, dabar labai ilgai apmastai, kaip daryti, kaip atrodys vizualas, pati pieši vizualą, paprašai, kad meistras nupieštų. Man meistrė piešia dažniausiai viską, arba aš atsiunčiu tiesiog idėją maždaug, tai ten porą fotkių ir kažką jinai sumasto. O šiaip, pavyzdžiui, pas mane užrašai yra kai kurie, tai tipo ten jau iš manęs eina tie, žinai, visos tos idėjos. Okay. Nes aš tai pirmas tatuiruotės pasidariau, kad jos turėtų reikšmę. Visas kitas tiesiog dariausi jau, nes man šiaip patinka. Pavyzdžiui, man būna breakdownas, pasidaryti tatuiruotę yra tiesiog nuostabu, nes tave taip biškai, man atrodo, pakirbina ir toks, nes, nu, šiaip tas adatos varimas per odą nėra, kad jis būtų labai stipriai malonus, bet kai tu esi tokiam breakdown'e, tai kažkaip tas skausmas, man atrodo, net nebejausiu. Toks labai viskas smooth praeina, tai vat, man kai yra blogai, tai aš darau tatuiruotės, pavyzdžiui, ten plaukus persidažau, ką darau, čia turbūt tai daugumą merginų, tai tokia irgi savotiška saviriškos priemonė, daugam nepatinka, bet, nu, čia kaip ir visur visada skonio reikalas. Ir aš buvau kėlęs video, kad tavęs užklaustų kelių klausimų, tavo fanai. Tai ten keli klausimai buvo, kurias ir galim paskaityti.
Vakarė klausimas yra iš TikToko, ką patartum paaugliai, kuri nepasitikė savimi. Aš manau, visą laiką yra tas fake it till you make it. Tipo, turi arba atrasti kokių nors dalykų, kurie tave džiugina ir tu jautiesi va ten pasitikė savimi. Pavyzdžiui, kad ir šokė ir tau gerai sekasi ir kaip gerai varau ir tada tas suteikia tau pasitikėjimo. O jeigu tiesiog visą laiką gulėsi lovai, nieko nedarysi ir tiesiog galvosi, kaip tu nekenti savęs, tai tu niekur ir nepajudėsi. Tu turi tipo, pradėti kažkokius nors žingsnius daryti ties kažko ir tiesiog ieškoti naujų dalykų ar susipažinti su naujais žmonėm, kurie tiesiog tavyje gerą išneštų tiesiog, žinai. Ir tiesiog tas suteikia, manau, pasitikėjimo. Tai aš pritariu Vakariai, kad, gulėti lovoje, nieko nedaryti, pasitikėjimo tau tikrai net neš ir kaip tik dar labiau sumažins. Nes kai tu sėdi su savo mintim ir galvoji, ir jeigu ypač esi žmogus, kuris mėgsta viską pergalvoti, tai ten gali dasivaryti save iki labai blogų dalykų. Tiesiog reikia ir teisingas kaip ir visokias įvairiausias veiklas, mėginti save, bandyti, testuoti, daryti ir taip save po truputį gali atrasti ir tas, kai tu rasi veikloji, kuri tau tarsi tikrai patinka, tai ir tas pasitikėjimas, man atrodo, automatiškai ateina, nes aš pats iki pat dabar neturiu daug pasitikėjimo savimi, bet daugumą dalykų tiesiog darai per sukasus dantis, nes juos reikia daryti. Čia yra pirmas dalykas, o kitus dalykus darai, kad gautum kažkokį pasitenkinimą savo, kas yra visiškai normalu. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, man turinio kūrimas yra tiesiog, kad aš save kažkaip tiesiog patenkinčiau ir tada dopamino savo gaučiau. Tai aš turiu būdą, kaip save patenkinti iš tos tokios emocinės pusės, tai va aš tą ir darau, pavyzdžiui. Man yra blogai, aš keliu TikToką ir niekas nežino, ką man, pavyzdžiui, yra blogai, bet aš šūdu šneku ir tiesiog aš esu belekai geros nuotaikos, nors ne visada tai būna. Bet tie TikTokai visą laiką būna toks one take'as, aš, pavyzdžiui, dažniausiai net neperdarinėjau TikTokų, nufilmuoju, kaip gavos ir dažniausiai įkeliu. Tai aš nežinau, ar yra auksinė formulė, kaip pasitikėti savim. Čia nuo kiekvieno žmogaus jaučiu. Nuo kiekvieno skirtingai. Tai pasakyti, kad padaryk tą ir pradėsi pasitikėti savim, nežinau, ar tai bus. Reikia tiesiog pačiam atrasti kažką, kas tau suteikia pasitikėjimo savimi, bet jau pačiam reikia grinai ieškoti. Tai va, tai ieškojimo būdu. Tada toliau, tai čia buvo klausimas apie psichiatrinės ligoninės, bet mes kaip ir pirmoji dalyje mes jau ir aptarėm šitą dalyką. Ar yra video, kurį įkėlus po to dėl to labai gailėjais? Aš nežinau, kiek aš gailėjausi, kiek galvojau, kad galėjo būti neįkeltas tas mano, kur kėliau traumų salotą savo. Tenais, kur aš tiesiog, nežinai tu turbūt, ne? Aš ant to video belekiek ten surinkau, aš tiesiog, tipo, kaip būdavo ten tas gummy challenge, kur tipo pasakai savo traumą ir įdedi guminukų į bliūdą, bet aš dariau, pasakau kokią savo gyvenimo traumą ir parodau savo mėgstamiausią make-up produktą kažką tokio. Ir aš ten belekiek prisakiau tokių šūdų visokių, tipo aš ten žiauriai pavariau ten ir apie išprievartavimą ir apie viską, aš ten tipo, žinai, pasakiau savo ir tipo gal galėjo būti neįkeltas tas video, žinai. Nors labai daug žmonių mane palaikė ir tas man tikrai padėjo ir tipo gal labiau žmonės suprato, iš kur mano visi tie mental problemos ateina, bet kažkiek gal ir toks galėjo būti neįkeltas tas video, žinai. O tu apie išprievartavimą užsiminiai, tau yra tekę patirti štai? Jo, dėl to man manija prasidėjo. Ir kiek metų buvo tuo metu? 19. Ir kaip, prasme, man čia šiaip yra žiaurus dalykas, aš esu vaikinas, aišku, man biškai sunkiau yra suvokti, bet aš nesigilinu dabar visą situaciją, kaip tai vyko, nes tarsi nenoriu, aš iš naujo kas, žinai, iš tų visų dalykų, nes suprantu, kad tai yra skaudu, bet kaip tu su to po to tvarkeisi ir ar po to karto, kada tai vyko, ar kaip tu dabar gali prisileisti, tarkim, žmogų vėl lytiniam santykiam, ar tai Bet yra... man buvo ir ta problema, kad, tipo, kai man tai atsitiko, tokia trauma, tavo smegenys, kai tu esi bipolikas, tavo smegenys bando užblokuoti, tipo, visą šitą traumą ir tau užmeta maniją ant viršaus. Man dėl to prasidėjo ir dėl to man buvo viskas okei. Aš grinai buvau euforijoje, atrodo, kad lyg man tas nenutiko ir tada aš 5 mėnesius praėjau pro tą maniją, susitvarkiau viską su vaistais ir tik man dabar pareina viskas. Metai laiko praėjo, kaip suprantu, kažkur. Man čia tik tais pusę metų praėjo, nes ten pavasarį buvo, žodžiu. Toks šviežias reikalas. Jo. Kaip tu dabar jauties? Tipo, kartais dar pagalvoju tikrai apie tai, kartais pareina flashbackai belio kokie, bet taip, manau, aš kadangi labai daug vaistų geriau, man stabilizuoja viską, tai tiek nesijaučia, gal ir kadangi laiko biški praėjo, kažkiek užgijo ir tiesiog. Visur problema, blėt, yra vyrai. Taip. All the time problemos yra, blėt, vyrai. Aš nežinau, ar bus bent vienas epizodas, kad mes pašnekėsim apie vyrus. Aš dabar nenoriu šitą juoko formą nutemti šito viso dalyko, ką tu pasakai, nes čia yra šiaip žiauriai žiauru, tarsi čia yra,
vienas, net nežinau, ar vienas, čia yra blogiausias dalykas, ką vyras gali padaryti moteriai. Nu, tarsi, aš žinau, kodėl ateina tokie dalykai ir čia, aišku, jie irgi su savo psichologiniam problemom ir savo small dick energy, man atrodo, nežinau, ką daryti ir tokius dalykus pradeda daryti, kas yra šiaip žoska ir yra labai žiauru, bet aš nesnai su draugiam šnekėjau, sakau, blemba, kad ir kas benutinka, visur, blėt, problema yra vyras. Ta prasme, prievartavimai, grobimai, šviežia visa situacija su Epsteinu, šita sala, kur ten važiuodavo irgi vaikus veždavo, moteris veždavo, prievartaudavo ir taip toliau. Tai, nu, čia yra žiauru šiaip, tarsi, čia yra tragedija ir aš nesuprantu, iš viskas dedasi galvoju ir kaip jūs sugalvojo tokius dalykus daryti. Ir tai mes tokia puikia gaida užbaigsim šitą trečią dalį, tiesiog nuostabiai. Tai ačiū labai Vakariai už pokalbį. Ačiū, kad pasikvietei mane. Noriu pasakyti, kad viskas bus tikrai gerai. Aš labai džiaugiuosi, kad tu darai kažką ir dirbi su savim ir stengiasi visas savo problemas tvarkytis, o ne eiti ir skūsis, kad tau yra blogai, nors tiesiog, visiems visko gyvenime tikrai nutinka, bet svarbiausia yra savim dirbti ir, nes gyventi reikia toliau, nereikia nustoti ir savęs, nežinau, smugdyti dugną. Tai va, ačiū tau labai. Ačiū tau.